Danielis Tametas teigė, kad nuo 4 jis galvoja geba atlikti milžiniškus skaičiavimus. Taigi 2002 rugpjūtį aplankėme jį apsiginklavę skaičiuotuvu. Nematai šio skaičiuotuvo, tiesa? Iš pradžių paprašėme Danielio pakelti 37 ketvirtuoju laipsniu. Gerai. 37 ketvirtuoju. Milijonas 874 tūkstančiai 161. Nuostabu. Kad žmonės negalvotų, jog išmokai tai mintinai, užduosiu dar vieną. Tada paprašėme jo 13 padalinti iš 97. Nulis kablelis 134 02 06. Tai viskas, ką rodo mano skaičiuotuvas. Genialu. 18557. Tu tęsi toliau. Tęsiu, man liautis ar... Kiek skaičių po kablelio gali išvardinti? 100, apytiksliai. Tuomet pasiskolinome kompiuterį, kur atsakymas rodomas 32 skaičių po kablelio tikslumu. 0,134 02 06185 567. Jam toliau vardijant, kiekvienas skaičius buvo teisingas ir jis netgi pranoko kompiuterį. 4, 6, 3, 9, 1, 7, 5, 2, 5. Jau išvardėjai visą kompiuterio rodomą rezultatą. Nuostabu. Kai ant stalo pirštais pieši formas, kas tuomet vyksta? Aš matau skaičius, bet nematau jų aiškiai. Matau vaizdus, formas bei raštus. Kažką panašaus į kvadratą, vandenį, lašus, sūkurius. Tai kažkokie atspindžiai, kažkas permatomo, beveik metališko. Tarsi debesis, šiek tiek primena blyksnį. Skamba absurdiškai, bet jei tai tiesa, tai paneigia mokslinė teorija. Atrodo, kad Danielio smegenys daro kažką magiško. Atlieka matematinius veiksmus, jam nė nemąstant.